Ieva, papasakokit, kodėl užsiėmėt tokia vyriška sporto šaka? Turite omeny sunkią atletiką? Taip. Todėl, kad iš pradžių mane draugė pakvietė. Nuėjau pirmą treniruotę, man labai patiko. Galvoju, reikia pabandyti ateiti daugiau kartų, nes patiko ir sportinė aplinka, ir sportuojantys žmonės. Tai va, taip ir pradėjau, bet to man labai patinka iššūkiai. Štangą pakelti man yra iššūkis, todėl nutariau toliau sportuoti. Ir taip kilnojau štangą keliolika metų. Sustiprėjau fiziškai, tai yra labai gerai. Aišku, bet vis tiek reikalauja aukų. Štangos kilnojimas, laiko reikia. Reikia derinti su mokslais vis dėlto. Tai va, bet manau, apsimokėjo. O gal galit pasakyti, kokių pasiekimų, kokių laimėjimų pasiekėt šitoj sporto šakoj? Aš buvau 2 kartus Lietuvos čempionė, 2 kartus vice. Aš labai manau, kad nebuvau čempionė, tik vice. Bet tai, manau, gal ateityje, jeigu toliau kilnosiu štangą, gal bus ateityje kokie didesni pasiekimai, gal važiuosiu į Europos moterų čempionatą, bet jau seniorų.